Labas rytelis, mano žiūrovėliai. Tai mes išskubame į traukinių stotį, pas mus yra beveik 9 ryto. Ir oras kol kas toksai šiltas atrodo, drėgnas, bet kol kas be lietaus, tikėkimės taip ir bus, nes Florencijoje rodė, kad bus 21 gal šilumos, aš net su suknelė. Tai va, toks mūsų dienos planas. Skaniai pavalgyti, tikėkimės daugiau desertų šiandien tilps negu vakar. Nežinom, kas ten vakar buvo atsitikę, mes taip greit pavargom. Mes kada ten 7 valandą išėjom namo, tipo žadėjom išeiti dar į naktinę pizą. Nieko nebebuvo, jokių jėgų, kaip kritom į lovas ir nebekilom. Nu viskas, tada šiandien tikėkimės jau daugiau kur pasivaikščiosim, nes dar reikia naktinį bokštą apeiti, nes taip 3 dienų, o nenuėjom iki jo. Kuo daugiau keliaujam, tuo gudresnį daromės. Iš tikrųjų, viena sekėja atsiuntė programėlę, kokią galima Italijoje naudotis perkant traukinių bilietus. Tai mes atėjom į traukinių stotį, bet bilietų pirkti nereikia, nes mes jau turim tai telefone. Tai palengvina, kad galima stebėti traukinių laikus. Oho, ne vienas ekranas nešviečia. Einam ieškoti. Iš to didelio keliavimo ir taip viską žinojimo mes pastoviai žiūrėdavom ne į tą lentą, nes ten yra atvykimas, o išvykimą reikia stebėti iš kitos lentos. Nu, žodžiu, keliauninkai, dėl to mums netitikdavo platformas. Turim kažkur 11 minučių susirasti 8 platformą ir viskas. Ir dabar jau visi galai mums sueis. Gyveni ir mokys, pasirodo, yra dar ką ir mum išmokti. Tradiciškai pamojuosiu traukinio vairuotojui, kuris net nepakėlęs akių, nežiūri mane šį kartą. Dar neapsisprendžiam, koks oras, tai išlipam apsivilkęs striukės. Tikimės, kad bus šilta diena. O šiaip mums pirmas įspūdis, kad labai didelė traukinių stotis. Kol kas Italijoje didžiausia mūsų šioj kelioniai. Bet susigaudyti turbūt nebus taip sudėtinga, kai jau kelias dienas mažesnėse traukinių stotyse apšilom, tai dabar jau turbūt viskas lengviau bus. Tikrai labai didelė traukinių stotis, čia vat prekybos centrai, čia didesnė už mūsų Akropolį, nežinau kiek kartų. Aivars net nežinai, kurią pusę eit. Ten, nu ir gerai, eik rodi kelią. Iš karto jau jaučiasi, kad daug daugiau žmonių, kad didesnis miestas, jau mums traukinių stotis liko už nugarytės. Mes dabar einam į Santa Marija baziliką, bent jau į jos kiemą pažiūrėti, kaip ten atrodo, čia jau turgeliai. Žmonių krūvos su lagaminais, matyt irgi visi iš traukinių stoties, kol pasiskirstis po miestą. Jau mane erzina tam žmonių masė iš tikrųjų. Suprantam, kad nuo tų žmonių niekur nepabėgsim, atvykom į ekskursinės vietas, vat jau iš karto suvenyrinės, kavinukės. Žmonių krūva, tikėkime, Aivarai, kad pasiskirstis tie žmonės, ane? Taip atrodo bazilika iš priekio, šiaip labai gražiai, įspūdingas fasadas. Šiuo metu tai yra kaip muziejus, nes čia labai gausu italų renesansų ir gotikos laikotarpių garsių žinomų kūrinių. Bet mes iš tikrųjų muziejam neturim laiko šiandien, nes mes į Florenciją atvykom tik vienai dienai. Ir mato, čia iš tikrųjų didelė aikštė, lankytina vieta, yra net ir greitosios, jeigu prireiktų, tikėkime, papipiu, ne? Vat ekskursijos vaikų. Tai daug mes dar čia šiandien turim ką nuveikti, o esam tik vienai dienai. Tai nebent kaip visada, jeigu dienos pabaigoje liktų laiko, tai gal ir užeitumėm. Bet čia jau Aivars šypsos, nes kiek taip sakėm, laiko nebelikdavo. Arčiausiai pirmas mūsų objektas lankytinas, kurį esam pasižymėję. Kino teatro muziejus. Pasirodo, čia dar yra ir knygynas. Greičiausiai itališkai mes nieko čia nesuprasim, bet pažiūrėsim, kaip čia viskas atrodo. Kino teatro VIP ložės 2 aukšte, o 1 aukšte jau matytas knygynas. Vis dėlto smalsu pamatyti, kaip viskas iš 2 aukšto atrodo. Kilimai neraudoni, ką pastebėjau, ką tik aš taip iškilmingai galim užeiti kino teatrą. Reikės pasidomėti, ar dar šiuo metu rodo kažkokiu filmu, ar čia tiesiog muziejaus dabar patalpos. Taip jaukiai, čia žmonės atmokinasi, tiesiog ramią vietą susirado ir relaksuoja tuo pačiu
Kas ką nori, tas davyti. Kino teatro durininkas mane išleidžia lauk po gero filmo. Gal norėtumėt mane nusivesti kavos ar desertą itališką? Gal. Esame kaip ir pagrindinėje Florencijos aikštėje. Čia iš tikrųjų pakeliui mums buvo labai prabangių parduotuvių. Ir šitoj aikštėje matosi vat ir Apple, praėjom Dior, Louis Vuitton. Nu, žodžiu, nelabai aktualu, nes nelabai ir pirkčiau. Nu, vieną rankinę nusipirkus laimingesnė, aš nuo to nebūsiu, geriau į vieną kelionę išvažiuosiu po to. Tai va čia tokia turistų traukos centras, bet daugiau kažkokių įspūdingų objektų kaip ir nėra. Visi tos vartus atsisukė tiesiog. Pagal žmonių masę panašu, kad baigiam priartėti prie pagrindinės Florencijos katedros. Einam pažiūrėti, kaip jinai atrodo. Oi, labai labai gražus fasadas, ne veltui čia žmonės būriuojas, fotkina visi. Ekskursijų atgydė čia kažką pasakoja, bet nieko mes nesuprastume. Nu, apeisim pažiūrėti, nes tikrai verta dėmesio, įspūdinga atrodo. Galima su arkliuku karietoje prasivažiuoti, viską apžiūrėti. Ir čia ne vienas tas arkliukas ten laukia, bet mes kojytėm viską turbūt apeisim. Kvapelis arkliukų neužsiuodžia jum, bet mes sužuodžiam. O tokie gražus pastatai. Nu, iš tikrųjų, šitą vietą tai įspūdinga. Apėjom dar iš kitos pusės ir Aivars, oho, kokia didumo. Iš tikrųjų, čia kamera taip neperteikia. Išplečia tą vaizdą ir nesijaučia tos didybės. Ir, o žmonių, iš kur jų čia tiek daug, tai kas čia vasarą dedas? Fasadas tikrai labai išskirtinio stiliaus, čia va tas bokštas, neaišku kiek metrų. Nu, labai graži, iš tikrųjų, einu ir aikčioju, nes tokia nematyta, nepatirtas vaizdas ir čia... Tuoj priekim arčiau, Aivarui iškilo klausimas, ar čia marmuras žalias, tai gal labiau akmuo. Tuoj pažiūrėkim iš arčiau. Žalias tai akmuo, bet čia gal pamatas gal ir marmurinis. Vat meno žinovas susidomėjęs, statybų ekspertas. Geriam į save viską. Labai daug gražių detalių, tokių išskaptuota, išlipdyta. Nu labai. Mes su Aivaru ką tik nusprendėm, kad tokios didelės žmonių masės senai nesam matę. Realiai jaučiu net Amerikai, kai buvom, nebuvo tiek vienoj vietoj daug žmonių. Net keista, kodėl čia taip yra, ar čia ta aikštė tokia nedidelė ir tie žmonės taip susigrūdė, ar čia labai, nu kadangi vis tiek čia aišku žinoma labai lankytinas objektas yra Florencijos, vienas iš didžiausių. Nu pažiūrėsim ar visą miestą čia tų žmonių, bet nuo pat išlipimo iš traukinio tas didelės žmonių masės įspūdis, kuris erzina iš tikrųjų mumis. Norime iš čia dingti. O čia eiliai žmonės laukia įeiti į tą katedrą. Mes kaip visada neturim tiek laiko. Vis dar neatsistebim, kokia yra eilė. Šiaip nežinau, ar ant kameros matos, kad va ten visur žmonių eilė laukia, kad įeiti katedros vidų, ten užsisukę, nu žodžiu, ne mūsų kantrybei. O aš vėl prisižiūrėjus rekomendacijų, kad ateit va čia skanėstų nusipirkti. Aš iš rekomendacijų va šitų pyragėlių visokių. O, jau mirštu, kaip noriu, kaip skaniai atrodo. Ėjau va šitą pistacinę. Aivarai, kokį tu? Da, irgi nežinom, per daug čia mums pasirinkimo vienoj vietoj. Man labai patinka, kad čia viską prie vietos padaro ir gauni tu visada šviežų. Čia kaip pavyzdiniai, dienos pabaigai gal, bet va, kaip skaniai kremuką tepa. Pistacinio, kiek bomba dabar bus. Tai paimam vieną šitą kanolą, tai vadinas. Itališkai ištart nemoku, tai tiesiog bandelę su kremu. Šitą supraškėm, dar paimėm vieną, tai Aivaras šitą išsirinko. Paprašėm, kad ją mums kirstų per pusę, kad būtų lengviau valgyti dviesi. 12 eurų sumokėsiu už tos du. Turbūt misija neįmanoma susirasti, kur atsisėsti, nes čia žmonių minė. Kaip matote, esam prie katedros prie pat. Tu dabar tiesiog reikia eiti ir paragauti. Aš jau ragauju šitą bandelė, net nežinau kaip jin vadinas, bet neverta visai dėmesio, tiesiog paprasta bulka su kažkokia grietinėlė. Ne, neverta, nei pinigų, nei... Nu, suvalgysiu, bet šiaip
kalorijos tik tai. Dubajietiško šokolado bombą tuoj paragausim. Ta minklė. Grinai kaip mūsų toks žagarėlis, toksai kepta aliejui. Nu, kadangi man pistacinis kremas ir viskas, kas su pistacijom yra skanu, tai man užskaitau. Bet antrą kartą jau čia nebepirkčiau. Aivaro nelaimiai mes papuolėm į eilę, nes pabūt Florencijoje ir neįsigyt kažkokio tais gėrimo iš langelio sienoje būtų tiesiog nuodėmė. Čia yra žmonėm apstota, va čia va turėtų išlysti kava, vynas ar ką jų be užsisakytumėt. Bet nežinau, ar čia tai galioja, bet eilė kosmosas. Nežinau, ar mums netruks kantrybė, mes gali tikimybė būti, kad mes išeisim, bet vat laukiu va šito deserto, visi jau fotkinas. Čia yra ledai su kava. Va šito aš ir atėjau. Kaip sekasi eilėj stovėti? 15 minučių jau stovim. Nu, baigiam priartėti, laukiam kavytės. Nu, dar įtariu ilgokai lauksim. Tikiuosi gal kokias 5 minutės gal užtruks. Matai, Aiva kaip daro. 20 minutėlių ir sulaukiam to, ko norėjau, čia Aivaro juodą kavytę. O mano tai, ko laukiau. Tai kaip matėte, čia yra kava su ledais. Ekspreso kava, kokio šiaip aš nemėgstu, bet labai įdomus skonis, geras. Už šitą vieną padelį sumokėjau 8 eurų. Skanaus. Verta paragauti. Tikrai. Čia tokia kaip atrakcija kažkokia. Tiek kalorijų per kokią 1 valandą jau senai nesu susileidusi savi. Tai judam toliau, dar vieną baziliką. Irgi labai graži, netokia įspūdinga, aišku, kaip centrinė, bet ir šita labai graži. Ir dabar pusę valandos eisim su Aivaru į kalną tokį, kur ten irgi dar viena, man atrodo, bazilika, bet jau noris judesiuko, jau iš tikrųjų dar užsižymėjusią su skaniu panini paragauti, makaronų, ledų itališkų, bet dabar nieko nebenorim, norim tik tai judėti, eiti, nes jau per sunku čia mum yra. Kur mes čia esam, Ane, tu žinai? Aimas klausė, ar nepaklaidinau, aš čia jo. O jis panašus. Panašus kaip Pizai, kad buvom iš tikrųjų ir upė, ta pati Arno upė. Čia kaip užtvankos kažkokia, nesimato mum, o čia gražiausias Florencijos tiltas, labai įdomus. Tai bandysime juo pareiti. Pažiūrėsim, kaip ten jisai atrodo čia. Atlipom į tą kalvą. Nebežinau, į kurią, gal iš šitą. Žodžiu, mes norim judesio, pasivaikščioti, išvaikščioti visas kalorijas, ką privalgiam. Su Aivaru bandom analizuoti, kuo skiriasi šita Florencijos pakrantė nuo Pizoje esančios. Tai, žodžiu, pamatėm skirtumus, kad tarp pastatų yra vat tokie tarpai, daugiau medžių. Pizoje tai vientisa, tokia atrodo kaip pastatų masyvas. Aišku, šitas tiltas išskirtinis. Bet iš tos pusės yra daugiau medžių ir mes lipsim, vis dėlto išsiaiškinom, va ten yra aukštai tvorelė, žmonės juda, jeigu matosi, tai ten apžvalgos aikštelė į visą Florencijos miestą, tai ir mes ten einam. Tokios gatvelės kaip ir visoje Italijoje, bet dabar mūsų pagrindinis tikslas kopti į šitą kalvą. Kopimo kelias toksai paprastas, asfaltuotas, kol kas ne laiptai, toksai kelelis tolimas. Aivariukas atkulniuoja, nes fotkina visus kampelius. Taip, jau užžygiavom vieną ruožą, sukamės į antrą. Ir čia jų dar ne vienas nusimato, kol užlipsim. Kelelis ant kelelio. Vienas ruožas atvėrė tokias gražias arkas, samanom ir kerpėm. Apaugus aukštai, Florencijos stovi, noriu sakyti pilis, bet turbūt tiesiog bokštai. Vidury miesto toksai gražus krioklys ir čia tų arkų yra daugiau, bet iš kitų vanduo nebėga. Kol kas gal kažkada ir bėgo, bet labai gražiai kerpiam apaugę.
Ai, laša, matau vandeniukas šiek tiek. Nu, man čia viskas kažkaip taip gražu šioje kelionėje. Senai tokių gerų emocijų be patyrių iš tikrųjų. Dar vienas krioklys. Nu, aišku, čia mažesni tokie. Bet vat vidury miesto. Vidury žemyno virš vandenyną. Aivariukas kadrą gaudės čia. O mes toliau tęsiam kelionę. Laiptai laipteliai lipam. Ir jau po truputį atsiverinėja miesto panorama graži. Tikimės, kad daugiau vaizdo atsivers. Gaila, kad gyva akis, ką mato, kamera to neperteikia. Kaip žinia, Florencija garsėja didžiais menininkais, kurie yra kilę iš Florencijos. Tai čia, kaip matom, vieno iš jų, Michelangelo sukurta Dovydo skulptūra, bet turbūt labai tamsiai ir nesimato visų Dovydo skulptūros privalumų. O vienas iš jų, jeigu žinotumėt, tai Dovydo akyse yra ne vyzdžiai, o širdelės. Patikrinkit, o Aivaras ir prizūmino ir nežinau, ar mato šiandien, vat vyzdžiuose yra širdelės. Žinokit, jeigu kada nors reikės ateityje. Nu, šiai moterim ne vyzdžiai čia rūpim, bet per tamsą. O Aivarai, ir žinojai, kad ir Leonardo da Vinci yra iš Florencijos kraštų kilęs? Ne? Šiaip jisai kilęs yra iš kito miestelio, aš neprisimenu to pavadinimo kažkoks. Jo, jis čia mokėsi, savo visą meninę karjerą pradėjo Florencijoje. Galima pamatyti vat ir visokių meninių kūrinių išraiškų ant visokių drobių, rankinių, maikučių. Triusikėlių čia nesimato, bet ten prieki buvo kažkur. Kaip ir minėjau, čia kilę yra tokie dar menininkai, ne tik kaip Da Vincis, Michelangelas, bet ir Rafaelis, Donatello, kaip Aivaras juokės. Visi vėžliukai nindzė iš Florencijos. Žmonių minios, visi norisi amžintą gražų vaizdą. Florencija kaip ant delno. Va čia atvirutė, sakyčiau. Štai va tokia panorama atsiveria užlipus į viršų. Šiek tiek sukaitom, kol ėjom, nors nėra labai karšta, bet aš nenoriu įsivaizduoti, kaip čia būna, tarkim, Liepos mėnesį. Man jau nugarytė šlapia. Prašom, pasigražėk. Nuo kalno jau nusileidame, dabar vinguriuojame tokiamis gatvelėmis, ieškodami picerijos, kurią vėlgi nusižiūrėjau. Bet neaišku, ar mes ją rasim ir jeigu rasim, ar jinai dirbs. Ir pakeliui dar matėm, kad yra kažkoks parkas. Nu tai žodžiu, einam, šiaip jau yra 2:30 dienos. Nu, šitą jau apėjom iš tikrųjų. Jau pamatėm kažką Florencijoje, įsivaizduojam jau kaip ta Florencija atrodo. Kulniuojam, kalnais pakalnėm, bet ieškom picerijos jau. Jau iš tikrųjų norim truputį prisėsti, susigeneruoti dar likusios dienos planą, susiplanuoti, kada važiuosim namo, gal net ir kol lauksim picos ir traukinio bilietus programėliai nusipirksim, kurią jau buvau paminėjus, kad labai fainai, kad telefone galiu viską planuotis, matyti traukinių laiką. Nereikia skubėti, nervuotis, iš tikrųjų didelė labai stotis, tai ten daug labai žmonių, dar kol bilietus nusipirktumėm, gal ten reiktų užsimesti kokį pusvalandį. O čia mes jau ateisim su bilietais. Einu savo laiminga, va kažkas bėga nuo kalnai pakalniam. Aivarai, kur toliau? Šį kartą Aivars tiesiai? Tiesiai kairiau. Einam tiesiai kairiau. Tokiais gražiais skersgatviais. Patink man iš tikrųjų tie itališki namukai, va ten pavyzdžiui su džiaustančiais skalbiniais. Bet gyventi turbūt nenorėčiau čia. Išlindom į bulvariuką, picerijų, vyninių ir suvenyrinių gatvelės tokios. Ieškom savo picerijos nusižiūrėtos. Nors tikimybė yra, kad į kurią atsisėsi panašiai gal tą patį ir gausi, bet va turim būtinai rasti tą, kur man reikia.
Šiaip mumis su Aivaru iš tikrųjų šiek tiek erzina, kai yra tokie siauri takeliai ir net negali žmogaus aplenkti. O tų žmonių čia daug, viens ant kitą lip, nori per takelį eiti ir net neapsilenktum su niekuo. Tokios siauros gatvytės, eini šalia, va viens kitą vos prasilenkia. Nepatink mums tokie eismai. Kur jau pizzerija, ten Aivaras veda. Jau Aivaras yra picų ekspertas. Tuoj įvertinsim, ar gera čia bus išrinkus. Ne veltui čia populiariausia pizzerija turbūt visoje Florencijoje. Mes jau eilutę pradėjom nuo čia. Aivaras laukia apie 10 minučių, tiek pajudėjom. O pasirodo, iš šitos pusės yra picos išsinešimui. O čia, jeigu nori atsisėsti prie staliuko. Tai jeigu kada nors būsit, žinokit, kad iš vienos pusės reikia laukti ilgesnį eilę, ten viskas greičiau vyksta. Mes irgi norim atsisėsti, pasimėgauti skoniu. Eiliai laukiam pusę valandos. Praktiškai pusę valandos, taip. Nėra taip jau daug, galvojau, kad ilgiau reikės būti. Žodžiu, išsirinkom 2 pizzas. Realiai nelabai žinom tiksliai kokias. O iš tikrųjų ši pizzerija yra ypatinga tuo, kad tos picos kepamos kažkoje ypatingoje krosnyje ant žarijų, ant tikros ugnies. 2 alaus, atnešė 2 alaus. Aš neužsakiau 2. No. Sakėm alaus, kurio aš net negeriu, bet šaltas, galės Aivaras gerti. O aš tiesiog, kad ne Coca-Cola, tai lemon soda. Ir tiek žinių, laukiam picos. Ką tik sulaukiam, nebet ko, tų jau išpopuliarėjusių Gusto picų, pažiūrėkit, net čia nežinodama gavau su pistacijom. Kaip fainai, jau labai noriu paragauti, labai skaniai atrodo. Žiauriai skani. Aš jaučiu dar tokią picos padą nesu gyvenime valgys. Žiauriai. Ką tik pavalgėm, susimokėjau. Tai 2 picos, bet iš tikrųjų jaučiu brangiausias išsirinkom, nes tiesiog žiūrėjom pagal ingredientus, kokie mums patiktų. Aivaras 2 mažus alaus išgėrė, o aš lemon soda. Tai žodžiu, sumokėjau kem 1 eurą, tai gaunas, kad po 20 eurų žmogui, tai sakyčiau visai normaliai. Plus į tą kainą buvo įtraukta ir 4 eurai staliuko mokestis. Tai jeigu ateitumėt ir pasimtumėt išsinešimui, tai minimum 4 eurus sutaupytumėt. Bet mes iš tikrųjų pailsėjom, kojytės pailsėjo, parelaksavom, aptarėm dienos planą, žodžiu, negaila ir tų 4 eurų. Artėjame mes link to garsiojo išskirtinio tilto. Tai va, įdomu, ar ten žmonės dar net gyvena, ar ten kas ten yra. Prieisim, ar čia apžiūrėsim. Va tokio tilto tikrai dar irgi niekur nematėm. Florencijos išskirtinumas. Mes einame jau tuo tiltu ir man viskas paaiškėjo, kas čia gyvena. O čia gyvena krautuvėlės įvairiausias. Bet turbūt čia jau nebe kinietiški magnetukai. Nors kažkaip prabanga man čia nespindi kai kurie gaminiai. Sotus, bet nežinom ar laimingi, nes žiauriai mumis erzina žmonių masė. Iš tikrųjų, tų magnetukų pardavėjų pilna pristoja. Nu, nieks nelenda, aišku, čia taip, bet toks nesaugums, tuoj kišenvagius visokius saugotis, rankenukus laikom rankose. Esmė, kad dabar einam į Gucci muziejų. Apžiūrėsim, ne taip čia viskas ir toli iš tikrųjų. O po to dar buvau prisitaginus dar gal kokias 4 ten sumuštinių parduotuvėlė, dainė. Nieko nebenoriu. Tokią pizzą bombinę beveik visą suvalgiau. Tai tariu, kad man iki rytojaus užteks. Ir viskas, po Gucci muziejus žiūrėsim, tikėtina, kad gal žiūrėsim artimiausią traukinio bilietą. Nes mums dar parvažiuoju daugiau negu valandą, o dabar jau yra 5. Tai jaučiu kokiai 7 valandai reiktų bilietą žiūrėti. Nes dar mūsų laukia naktinė pizza, kur per 4 paras dar nespėjom nueiti. Prabėgom Per lietų, o realiai rytoj jau namo skrendam.
Ir viskas. Bet šiaip rytoj dar turėsim kokias 6 valandas mieste. Tai žinoma, Aivaras norės spurgyčių. Liko dar krosanų parduotuvėlė neparagauti, krosanai Pizoje. Tai žodžiu, dar turėsim ką veikti rytoj. Tie istoriniai meno kūriniai net praranda savo žavesį, kai yra tiek daug žmonių. Prie jų nei dorai prieisi, nei nusifotografuosi prisiminimo savo. Negali pasidaryti, nes šimtai kitų žmonių. O čia netolies jau, kaip matėt, yra ir Dovydas. Tai pabandykime dar kartą prizumintas akis. Dabar ne bronzinis, o gal gipsinis. Per tamsų būčių nesimato, čia laistos akis. Apie jau iš kitą kalbą. Čia tikiuosi matos, kad čia yra širdelės akyse. Nu, čia ne širdelė, man atrodo. O čia, man atrodo, visi taip linksminas, kaip ir dabar aš. Iš išorės Gucci muziejus neatrodo kažko įspūdingas, tai nueisim pažiūrėsim į vidų. Gucci rankinės. Aivaras jau renkos, kokią noriu nusipirkti. Aivars nenori kainų sužinoti. Kokie išskirtiniai dizainai. Jau yra 5:30 vakaro, ką tik nusipirkom traukinio bilietus. Ir už pusvalanduko mūsų traukinys pajuda, tai jau einam į traukinių stotį, kol dar nesutėmė įspūdžių, nusprendėm, kad užteks. Dar pasilikom šiek tiek energijos ir tikimės, kad į naktinę Pizą išeisime. Nu šitų tai visam pasaulyje yra. Mūsų rytas prasidėjo čia, o baigėsi Čia. be skrodį, kur einam ieškoti savo traukinuko. Salė, nuo kurios rytas prasidėjo. Ten, tai ten. Einam pirmą į didįjį ekraną pasižiūrėti, iš kur mūsų traukinys važiuos. Čia vat pristatyta bilietus nusipirk, bet mes jau, kaip minėjau, ne kartą nusipirkom per programėlę. Aivarai, vesk, kuri platforma mum? Rodo, kad pirma. Uno. Einam pažiūrėti, kaip mum čia ar praleis, ar galios mūsų elektroniniai bilietai. Su kuo atvažiavom, su tuo ir grįžtam. Su kuo sutiksi tu naujus metus. O bela čiau, bela čiau. Nespėjom dar pajudėti, jau brigos nėra. Kai žmonės taip gali. Pavydžiai. Nepajutome, kaip parvažiavome, pamiegojome, jau esame Pizos centrinėje stotyje. Ir dabar turbūt einam į kambariuką, persirengsiu, kad nebūčiau su sijonu, o džinsiukus apsimausiu, nes vėsoka čia nais lyta, matosi šlapia buvo. Ir persirengsim ir eisim į naktinį bokštą apžiūrėti. Dienos pabaigai Pizos miestelį. Ledų reik dasimušti. Iš tikrųjų, vakar dieną, kai ėjom pro šitą ledainę, čia buvo, jūs neįsivaizduojat, kokią minę žmonių ir pasidaviau tai bangai, atėjau ir aš paragauti. Čia yra su baltu šokoladu ir tokie grietininiai labai jaučias. O apačioj su mangų skonio šitie geltonė. Aivarai, tu jų norėsi. Ne veltui iš tikrųjų čia žmonės būriuojas. Kaip sekas ant maistą paskutiniu metu, aišku, namų darbus gerus atlikau. Verta. Einame link Pizos bokšto dar kartą, bet naktį mes prie jo dar kaip ir nebuvom. Ir vat, aikštė tuštutėlė. Vienas kadriukas. Kadriuks. Ir labai mažai žmonių, daryk tu čia ką nori. Pliusas yra ateiti vakare, o ypač jeigu lietinga, tai kaip matot, žmonių nieko beveik nėra, fotkinkis kaip vienas lauke karys, kad būtum. Tai žodžiu, jau truputį esam pavargę, manau, kad šiandien čia yra mūsų paskutinis taškas ir skubėsim tiesiai į kambariuką ilsėtis, rytoj jau skrisim namo, bet, kaip minėjau ne kartą, kad rytoj mums yra likę
gal 5 valandos laiko iki lėktuvo. O šiandien mano žiūrovėliai, ačiū. Tad sakau, ačiū, kad žiūrėjot. Ir iki rytojaus.